2017 m. Liepą. Zaraso ežero didžioji sala. Ant plakato tikra retro muzikos svajonė. Ace of Base, Bad Boys Blue, Snap, Culture Beat ir dar daugiau vardų, kuriuos žmonės prisimena iš 80-ųjų ir 90-ųjų diskotekų. Žmonės važiuoja į Zarasus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Vieni dėl nostalgijos, kiti dėl vasaros festivalio prie ežero, treti tiesiog nori pamatyti grupes, kurių dainas girdėjo dar vaikystėje. Buvo baisu. Kam rašyti atlikėjus, kurių net nebuvo? Pinigus susirinko ir išvažiavo. Taip po festivalio rašė vienas žmogus, kuris panašu pats buvo Zarasuose. Kitas komentatorius rašė, kad važiavo net iš Klaipėdos. Tikėjosi normalaus renginio, vaikams žadėtų pramogų, o galiausiai liko su pykčiu ir klausimu, kada bus grąžinti pinigai. Dar vienas komentaras buvo labai trumpas ir serdiučka buvo netikra. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia tiesiog eilinis nepavykęs festivalis. Bloga organizacija, vėlavimai, nusivylę žmonės, bet kuo giliau žiūri į Retro Beach Fest istoriją, tuo labiau jį panašėja į renginį, kuriame nuo pat pradžių buvo per daug klausimų. 2017 m. Liepos 14-15 dienomis Zaraso ežero didžiojoje saloje turėjo vykti retro muzikos festivalis. Reklamose buvo žadama tikra 80-ųjų ir 90-ųjų diskotekos nostalgija. Bilietai.lt archyve prie renginio matyti, kad bilietų kainos siekia nuo 19 iki 181 euro. Tai reiškia, kad žmonės pirko bilietus ne į šiaip vietinį vakarėlį prie ežero. Kai matai tokius vardus ir tokią kainą, tikiesi realaus tarptautinio renginio. Tikiesi, kad atlikėjai tikrai užsakyti ir kad organizatoriai žino, ką daro. Bet festivalio vietoje viskas labai greitai pradėjo atrodyti kitaip. Pirmą dieną programa vėlavo. Ne kelias minutes, bet maždaug 2 valandas. Žmonėms buvo sakoma, kad atlikėjai vėluoja, kad jie jau pakeliui, kad reikia dar truputį palaukti. Iš pradžių publika dar galėjo to patikėti. Festivaliai kartais stringa, būna techninių problemų, būna vėluojančių skrydžių, būna logistikos klaidų. Iš pradžių programa vėlavo apie 2 valandas. Mes bandėm ją užtempti savo vietiniais atlikėjais, kad bent jau grotų foninę muziką. Darėm viską, kad renginys atrodytų bent jau tą akimirką padarus, kad kuo mažiau sukelti žmonėms nerimo. Šita vieta yra labai svarbi, nes iš publikos pusės viskas atrodė paprastai. Nėra atlikėjų, vadinasi kažkas meluoja, bet vietoje dirbę žmonės vėliau aiškino, kad jie patys buvo pastatyti į situaciją, kurioje bandė tiesiog gesinti gaisrą. Jie laukė informacijos iš pagrindinių organizatorių, jiems buvo sakoma, kad atlikėjai atvažiuoja, o kol jie neatvažiuoja, reikia kažkaip palaikyti renginį gyvą. Todėl scenoje atsirado vietiniai atlikėjai, Evelina, DJ Vaidas, gitara grojo Simas. Tai buvo bandymas laimėti dar šiek tiek laiko. Svarbu pasakyti ir tai, kad festivalis nebuvo visiškai tuščias nuo pirmos minutės. Pirmą dieną dalis programos visgi įvyko. Kai kurie atlikėjai pasirodė, todėl publika dar galėjo tikėti, kad čia tiesiog vėlavimai, painiava arba prastas organizavimas. Bet problema buvo ta, kad didžioji dalis žmonių pirko bilietus dėl konkrečių reklamoje matytų vardų, o būtent jų scenoje arba nebuvo, arba dėl jų kilo labai daug klausimų. Todėl pirmą vakarą dar pavyko išlaikyti situaciją, bet antrą dieną kantrybė baigėsi. Organizatorius pabėgo! Liepos 15-ąją žmonės vėl susirinko į Zaraso ežero salą. Dalis turbūt dar tikėjosi, kad pirmos dienos problemos buvo atsitiktinės. Gal šiandien bus pagrindinė programa, gal tos grupės vis dėlto pasirodys, gal viskas išsispręs, bet scena vėl buvo tuščia. Laikas ėjo, o pažadėtų atlikėjų nebuvo. Žmonėms buvo vėl kartojama, kad atlikėjai vėluoja, kad jie jau pakeliui, kad reikia dar palaukti, bet tokie pažadai turi ribą. Po kelių valandų žmonės pradeda suprasti, kad jų tiesiog niekas normaliai neinformuoja. Tada įvyko vienas absurdiškiausių šios istorijos momentų. Scenoje pasirodė tariama Vierka Serdiučka. Netikroji Vierka Serdiučka, o žmogus, kurį festivalio darbuotojai vėliau pavadino feiku. Važiavo Dučka, atlikėjas, kuris yra visiškas feikas ir neteisybė, ir pats originalas atlikėja galėtų kreiptis į autorinės teisės, sakydamas, kad jį parodijuoja, nes jis neprisistatė, kad jis parodijuos. Ir čia jau viskas pakrypo į visišką absurdą. Nes vienas dalykas yra, kai festivalyje neatvyksta atlikėjas, tai blogai, bet taip gali nutikti. Kitas dalykas, kai vietoj jo scenoje atsiranda žmogus,
kurio pasirodymas kelia klausimų, ar publika nebuvo tiesiog klaidinama. Vėliau oficiali Vierka Serdiučka and Band paskyra paskelbė, kad jie 2017 m. Liepos 14-15 dienomis Zarasų Retro Beach Fest festivalyje nekoncertavo. Tai labai stipri detalė. Kai žmogus sumoka už bilietą, atvažiuoja į kitą miestą, kelias valandas laukia žadėtų atlikėjų, o vietoj jų pamato neaiškius pakaitalus, pyktis nėra kažkoks netikėtas dalykas, jis yra logiškas. Organizatorius. Lietuviai, yra šūdų krūva. Šiandien renginys baigtas, prašytume skirstytis. Prie scenos atmosfera pradeda kaisti. Žmonės šaukė, reikalavo paaiškinimų, dalis reikalavo grąžinti pinigus. Organizatorius įvykdys tam tikrų sąlygų turės grąžinti pinigus. Į sceną pradėjo skristi įvairūs daiktai, apsauga bandė valdyti situaciją, bet minia buvo vis labiau įsiutusi. Tuo metu vietiniai prie renginio prisidėję žmonės atsidūrė labai blogoje padėtyje. Publikai jie atrodė kaip organizatoriai. Jie buvo vietoje, bendravo su žmonėmis, bet jų pačių versija buvo kita. Jie teigė, kad buvo atsakingi už ūkinę dalį, tvoras, tualetus, savanorius, vietinę logistiką, pagalbinius atlikėjus. Pagrindiniu renginio organizatorium buvo minima Latvijoje registruota Sija Šagar Media, siejama su estų organizatoriais, bet publikai tuo metu tai jau mažai rūpėjo. Kai esi sumokėjęs pinigus ir kelias valandas stovi prie tuščios scenos, tau neįdomu, kas už ką atsakingas. Tu matai žmogų su organizatoriaus kortele ir nori atsakymo į labai paprastą klausimą – kur yra koncertas? Galiausiai įsitraukė policija ir būtent čia Retro Beach Fest tapo ne šiaip nepavykusių festivalių, o vaizdu, kurį žmonės prisimena iki šiol. Ant scenos, kurioje turėjo stovėti retro muzikos žvaigždės, užlipo policijos pareigūnai ir ragino žmonės skirstytis. Prašytumėm nusiraminti ir pabiškai skirstytis, renginys baigėsi. Tai turbūt tiksliausiai apibūdina visą vakarą. Žmonės pirko bilietus į koncertą, o pabaigoje gavo policiją ant scenos. Po renginio prasidėjo viešas aiškinimasis. Festivalio organizatoriumi minimas Anatolijus Karetinas aiškino, kad bilietuose buvo nurodyta, jog organizatoriai gali keisti atlikėjus. Jo teigimu patys lietuviai išprovokavo neramumus, o po chaoso prie scenos kai kurie atlikėjai išsigando ir nebenorėjo vykti koncertuoti. Organizatorius pabėgo. 6,000. В двух словах я объясню так, что, допустим, когда... Pirmiausia, ant bilietų buvo informacija, kad organizatoriai gali keisti atlikėjus. Lietuviai patys išprovokavo neramumus. Kai po koncertų į viešbutį grįžo grupė Bad Boys Blue, pasakė, kad prie scenos kilo chaosas, kad girti nepilnamečiai siautėja. Kiti atlikėjai, grupė Culture Beat išsigando ir nebenorėjo vykti koncertuoti. Tada tie patys pasipiktinusieji atbėgo ir bandė veržtis į viešbutį. Dabar mes su atlikėjais ruošiame pretenzijas ir pareiškimus. Tai buvo organizatoriaus pozicija. Taip pat buvo aiškinama, kad renginio biudžetas buvo per mažas, kad bilietų parduota perpus mažiau nei planuota, kad surinkta tik apie 40 000 eurų ir dėl to dalis iš reklamuotų muzikos žvaigždžių neatvyko. Bet čia ir prasideda pagrindinis klausimas. Jeigu renginio biudžetas per mažas, ar galima iki paskutinės minutės laikyti žmonės prie scenos ir sakyti, kad atlikėjai jau pakeliui? Jeigu atlikėjus galima keisti, ar tai reiškia, kad galima pakeisti beveik visą esmę, dėl kurio žmonės pirko bilietus? Ir jeigu plakate nurodomi garsūs vardai, bet jų scenoje nėra, ar žiūrovui tikrai būtų įdomu, ką organizatoriai buvo parašę smulkiu šriftu ant bilieto? Apie šitą festivalį pasisakė ir Algirdas Barniškis Blieka, vienas žinomiausių renginių organizatorių Lietuvoje. Jo komentaras įdomus tuo, kad jis sakė apie šios organizatorius įspėjęs dar anksčiau. Aš tikrai jų nepažįstu ir nežinau ir dar manęs prieš metus turbūt klausė ir Zarasų miesto savivaldybės darbuotojai, ar žinai tokius veikėjus. Sakau, tikrai nežinau ir tikrai perspėjau, kad būkite atsargus, nes skamba labai neaiškiai. Tai dabar labai aiškiai suskambėjo. Šita citata gerai parodo, kad klausimų dėl organizatorių buvo dar ir prieš renginį. Ir po festivalio tų klausimų tik padaugėjo. Zarasų rajono savivaldybė viešai paskelbė, kad kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūros, Utenos apskrities prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos pagrindinio festivalio organizatoriaus Sia Sheger Media atžvilgiu. Savivaldybės tekste buvo labai svarbi mintis. Jų nuomonė, renginio organizatorius galimai apgaulingai nurodė koncertuojančių atlikėjų sąrašą, neturėdamas galiojančių sutarčių su atlikėjais ir tokiu būdu galėjo įgyti pinigus už bilietus. Tai oficialus klausimas, ar žmonėms buvo parduotas renginys, kurio organizatoriai realiai negalėjo įvykdyti taip, kaip reklamavo. Yra ir dar viena detalė, kuri atrodo labai blogai. Viešuose registruose prie Sia Sheger Media vėliau matyti, kad įmonė buvo likviduota 2019 metais. Taip pat randama informacijos, kad Latvijos vartotojų teisių institucija skyrė įmoniai baudą už nesąžiningą komercinę praktiką, susijusią su vartotojų skundais ir renginių atšaukimais. Kai tokia informacija atsiranda šalia festivalio, kuriame žmonės laukia neatvykusių atlikėjų ir reikalavo pinigų, visas vaizdas tampa dar niūresnis. Dalyviams tuo metu buvo patariama kreiptis dėl pinigų grąžinimo. Organizatorius įvykdys tam tikrų sąlygų turės grąžinti pinigus. Vartotojų teisių specialistai aiškino, kad pirmiausia reikia kreiptis į patį renginio organizatorių. Jeigu organizatorius per 14 dienų neatsako arba atsakymas netenkina, tada galima kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Bet realybėje paprastam žmogui tai nėra taip paprasta. Jie pirko bilietą į koncertą, o ne į teisinį galvosūkį. Ir čia yra viena didžiausių tokių renginių problemų. Kol viskas gerai, organizatorių struktūra niekam neįdomi. Žmonės ateina, išgirsta muziką, pašoka ir važiuoja namo. Bet kai viskas sugriūna, staiga paaiškėja, kad atsakomybė išskaidyta per kelias įmones, kelias šalis, vietinius partnerius, bilietų platintojus. Žiūrovas lieka paskutinėje vietoje. Jam lieka bilietas, sugadintas vakaras ir klausimas, ar jis dar kada nors atgaus pinigus. Šitas festivalis turėjo būti retro muzikos šventė, bet šiandien jis daug labiau primena pamoką, kaip greitai gražus plakatas gali virsti visišku fiasko. Ir galų gale klausimas lieka paprastas. Ar Retro Beach Fest buvo tiesiog blogai suorganizuotas renginys, kuriame pritrūko pinigų, sutarčių ir kontrolės? Ar žmonės buvo sąmoningai klaidinami nuo pat pradžių? Aiškaus atsakymo čia kiekvienas žiūrovas ieškos pats. Bet tie, kurie tą vakarą stovėjo saloje ir laukė neatvykstančių atlikėjų, savo atsakymą turbūt turėjo dar tada, kai vietoj koncerto ant scenos pasirodė policija. Beje, jei tau patinka tokios istorijos ir nori prisidėti prie kanalo augimo, gali tapti kanalo nariu vos už 99 centus per mėnesį. Tai tau greičiausiai maža suma, bet kanalui tai reiškia labai daug. Jeigu šis video tau buvo įdomus, paspausk like ir užsiprenumeruok kanalą. Parašyk komentaruose, kaip atrodo tau. Čia buvo visiškas organizacinis fiasko, ar žmonės buvo sąmoningai apgauti. Iki kito karto.